Tai šiandien pradedam tokia tema, kaip pasiūlė dėkoju Romui. Tai tokį kaip ir kone visą ciklą iš keturių susitikimų, tai apeisime visą sezoną ir būtent kaip galima truputį adaptuotis prie kintančių orų, prie kintančių oro sąlygų, mūsų bitininkavimo technologiją. Tai aš truputėlį padarysiu tokį įvadą, įžangą iš mano tokių keletą minčių, kurias susidėliojau, o tada galėsim toliau padiskutuoti būtent, na, kaip kintant tiem procesam galim truputį keisti ir mūsų tą bitininkavimo technologiją. Tai kadangi dabar žiema, tai pradedam būtent nuo žiemos, turbūt aktualiausio šiuo momentu metų laiko ir galbūt kažkas turės kokių tai idėjų, ką galima pasidaryti, galbūt truputį pasikoreguoti net šiais metais. Tai apskritai, pradedant nagrinėti žiemojimą ir bandant užtikrinti tvarkingas sąlygas ir gerą bičių žiemojimą, mums apart sveikų bičių išoriniai keletas veiksnių, kurie daro įtaką, mums yra temperatūra, vėjas, CO2 koncentracija ir drėgmė. Tai temperatūra yra labai aktuali tam, kad bitės sueitų į žiemojimo kamuolį ir jame tvarkingai būtų. Tai kuomet bitės yra žiemojimo kamuolyje, jos suvartoja ženkliai mažiau maisto negu būdamos pasklidusios. Tik tai reikia turėti omenyje, kad kai bitė sueina į žiemojimo kamuolį, tai maždaug jau prasideda 10 laipsnių temperatūra, pradeda eiti tam tikros šeimos, truputį kitos šeimos gali ir truputį žemesniai temperatūroje sueiti, truputėlį priklauso, bet taip maždaug nuo 10 laipsnių galima tikėtis, kad bitės yra kamuolyje. O šiaip pastebėta yra, kad maisto suvartojimui geriausia lauko temperatūra yra 4 laipsniai. Tai jeigu jūs pastebėtumėt, kai būna laikomos bitės kokiuose tai sandėliuose suvežama, čia kaip Kanadoje bitininkai laiko ar dar kur kitur, tuose angaruose palaiko būtent 4 laipsnių temperatūrą, nes tai yra optimaliausia, kai bitės yra kamuolyje ir suvartoja mažiausią maisto kiekį. Tai kalbant apie būtent vieną iš veiksnių, tai yra temperatūra. Aišku, mes čia įtakos padaryti negalime, tačiau turime turėti omenyje, sekant orus, kaip ta temperatūra gali daryti įtaką mūsų bitėms. Toliau svarbus dalykas yra, čia galbūt truputį prevenciniam dalykui reikia tiesiog paminėti, jog yra vėjas. Tai jeigu yra mūsų vėjuota vietovė, kur stovi aviliai, tai mums reiktų, na, arba kažkaip tai tas bites pakeisti tą vietą, arba kažkaip apsaugoti jas nuo vėjo, nes gali daryti taipogi įtaką, bitės suvartos daugiau maisto, bičių šeimos bus mažesnis, na, prasčiau jos žiemos. Taipogi CO2 koncentracija yra labai aktuali ir reikalinga bičių žiemojimui, nes CO2, kuomet bitės ar ne kvėpuoja, vartoja maistą, išskiria CO2 dujas, tai CO2 dujos, na, kaip žinot, pavyzdžiui, kai būna ir tas dirbtinis motinų apvaisinimas, bičių motinos yra apslopinamos būtent CO2 dujomis, tai ką CO2 padaro, tai yra bitės apslopina. Tai jeigu pas mumis avilyje yra pakankama CO2 koncentracija, taipogi tos dujos migdo bites ir jos suvartoja mažiau maisto, yra vangesnės. Tai irgi reikia turėti omenyje, kad geram žiemojimui mums reikalinga avilyje, kad būtų taipogi pakankamai ir gera CO2 koncentracija. Na ir galiausiai drėgmė tikrai dažniausiai turbūt bitininkai kalba apie drėgmę. Tai yra didžiausia problema, ko gero, bičių žiemojimui, tai yra per drėgna vieta. Tai ta drėgmė turėtų būti irgi pakankamai avilyje sausa, nes ką padaro drėgmė? Drėgmė, pirmas dalykas, bitėms yra šalčiau žiemoti, jos suvartoja daugiau maisto, bet analogiškai vartojant daugiau maisto, jos kvėpavimo metu taipogi išskiria drėgmę, tai gaunasi kaip užburtas ratas.
Antras dalykas, jeigu yra per didelė drėgmė, atsiranda problema su bičių žarnynu. Tai kuomet turime didelę drėgmę ar ne, at, bičių ta aplinkoje esanti drėgmė per Malpighijaus vamzdelius nusigauna iki žarnyno ir atskiedžia žarnyno turinį. Kas tai gaunasi? Tai gaunasi, kad gali atsirasti problema su viduriavimu. Būtent dėl per didelės drėgmės atsiskiedžia į žarnynas, gali pradėti vystytis nozematozė ir gali, na, čia nėra pats svarbiausias veiksnys, bet gali jos tiesiog nebeišlaikyti tų išmatų ir apsividuriuoti. Tai čia tokie keli veiksmai, ką turime atkreipti dėmesį, kai apskritai galvojam apie žiemojimą apart sveikų bičių. Tai kaip ir minėjau, ar ne, vidutiniškai, kai yra jos ramybės būsenoj, tai yra temperatūra apie 4 laipsniai, gali būti ir žemiau, bet bent jau 4 laipsniai aukščiausia, kai yra pakankama CO2 koncentracija, normali drėgmė, tai jos maždaug suvartoja apie 50 gramų maisto šeima per parą. Tai per mėnesį gaunasi apie 1,5 kilogramo. Taip vidutiniškai, čia gali būti daugiau, mažiau, gali stipriai sviruoti, bet taip maždaug vidutiniškai toks kiekis. Ir būtent jeigu bitės suvartoja tokį kiekį maisto, tai to vartojimo metu išsiskiria tiek CO2, tiek drėgmė. Tai CO2, kad išsiskiria didelės problemos nėra, bet drėgmė išsiskiria, vadinasi, ta drėgmė turi būti ir kažkaip pašalinta iš avilio. Tai mes turim turėti omeny, kad, na, to avilio ventiliacija turi būti pakankama. Tik tai vienas dalykas, kaip mes truputį su Ričardu dar prieš pat susitikimą kalbėjome, galbūt dar galėsim plačiau panagrinėti diskusijos metu, reikia turėti omeny su ventiliacija bičių šeimų vieną dalyką. Tai yra, mes norim pašalinti drėgmę, tai ventiliacija turėtų būti nebloga, bet iš kitos pusės mes nenorim ir sumažinti CO2 koncentracijos tam, kad bitės neprabustų ir tam, kad joms nereikėtų, neišeitų šiluma ir jom nereikėtų palaikyti pradėti daugiau maitintis, kad palaikyti didesnį temperatūrą, nes tai jų maitinimasis didesnis ves prie didesnės drėgmės. Taip kad mūsų ta ventiliacija turi subalansuota būti, tai kaip tai padaryti, tai ko gero yra paprasčiausiai iš stebėjimų vieną kitą žiemą ir galima atsirinkti vienam avily truputį vienokią ventiliaciją, kitam kitokią, žiūrėti, kur yra šlapia, kur sausa, kur bitės daugiau maisto vartoja, kur mažiau ir tai maždaug kiekvienas gali atsirinkti, nes tai priklausys žinoma ir nuo jūsų vietovės, kokios yra temperatūros, vai su jumis ar vėjas yra, na, labai daug tų dedamųjų, taip kad vieno gryno sprendimo nėra, reikia tiesiog jum bandytis tą savo optimalų variantą rasti, bet tiesiog turėti omenyje, kad reikia drėgmę pašalinti, bet per didelis drėgmės pašalinimas gali tuo pačiu sukelti ir CO2 pašalinimą, kas tai nulems vėl aktyvesnės bites. O mums žiemą reikia, kad jos būtų kuo pasyvesnės. Tai čia bendrai truputėlį apie patį žiemojimą, o dabar, kaip Romas ir norėjo, truputėlį turbūt pasižiūrėti, aš tikiuosi tai pataikiau, supratau šitos temos mintį, tai pasižiūrėti, kokios yra rizikos, būtent jeigu mes turime šiltas žiemas. Tai keletas rizikų, kurias išrinkau, galbūt tikiuosi diskusijos metu surasim ir daugiau tų rizikų ir problemų, kas gali atsitikti žiemą. Bet viena iš tų problemų, kad jeigu pasižiūrėtume, to šilto žiemos nėra čia kažkokia problema bitėm apskritai. Tai pasižiūrėkim tą pačią Vokietiją, galima pasižiūrėti Prancūziją, Ispaniją, tą pačią Italiją. Tai tikrai yra tų žiemų, kur jos tokios, na dabar kokie 4-5 laipsniai ir tos bitės puikiai visą laiką išgyvena ir problemos nėra. Tik tai truputėlį pas mumis yra dabar Lietuvoje turbūt niuansas, kad mes turim tokią žiemą, kur ta temperatūra nukrenta, jog bitės negali rasti nei žiedadulkių, nieko ganėtinai ilgą laikotarpį. Tai yra nuo, na, jau spalio mėnesio iš esmės iki balandžio mėnesio nieko nėra. Ir jos negali normaliai augintis Peru, ta temperatūra žema negali išskristi. Tai čia turbūt atsiranda skirtumas su pietesnė Europa, kur ta žiema nėra tokia ilga ir bitės turi tą trumpesnį laikotarpį tarp
tarp perų. Tai yra tarp to laiko, kol jos gali išskristi į lauką. Tai su kuo yra problema, jeigu šitie kamuolio išširimai, tai yra padidėja temperatūra, gali iširti kamuolys, bitės pradeda vartoti daugiau maisto, žinoma, gali ir apsiskraidyti, tai yra pliusas vienas iš tų, kad gali galbūt apsiskraidyti, bet suvartojant daugiau maisto gali mums bitės badauti, gali pritrūkti, tai mums reikia stebėti ar ne maisto atsargas. Antras dalykas, gali kažkuriuo metu pradėti inicijuoti perų auginimą. Jeigu tai, pavyzdžiui, perus pradėtų auginti sausio mėnesį kokioj Prancūzijoje, tai problemos nėra. Čia už mėnesio pradeda galbūt kažkas žydėti ir ta problema išsisprendžia, bitės pradeda aktyviai vystytis ir viskas yra tvarko. Bet Lietuvoje turėsim problemą, kad tos bitės pradės vystytis, gauti iš išorės žydalgių tik tai balandžio mėnesį. Tai turim ganėtinai tą problemą su ilgais laikotarpiais, kuomet temperatūra šokinėja, bet nepasiekia stabilios aukštesnės temperatūros. Tai kaip čia ir tas kamuolio iširimas, antras dalykas yra didesnis tas maisto suvartojimas, ką ir jau turėjau omeny, kad aktyvesnis bitės, jeigu jos taip šokinėja iš kamuolio į kamuolį, suvartoja didesnį maistą ir būtent, kaip ir minėjau, tai gali sukelti badavimą, todėl mes turim jas stebėti. Ir tas pats perų auginimas, tai yra šiltesnės žiemos, tiek ilgesnis įėjimas į šaltesnę žiemą, tai ką turiu omeny, gali prasitęsęs ruduo ir neateinantis pavasaris ilgą laiką mums, jeigu nulėmė perų auginimą, kaip ir Rimantas minėjo, nežinau ar yra, kad praeitais metais ir iki lapkričio mėnesio augino, būna, kad perus pradeda auginti ir sausio gale, vasario mėnesį, tai tas perų ne laiku auginimas mums nulėmė pirmas dalykas, tai yra trumpesnį bičių gyvenimai, jos gali nebesuspėti tiek išgyventi, negali nebesuspėti tiek sustiprinti tų šeimų pavasarį, nes jos tiesiog trumpiau gyvena dėl perų auginimo. Taipogi bitė suvartoja didesnį maisto kiekį, analogiškai ir didėja drėgmės kiekis avilyje ir tai sunkiau palaikyti optimalias sąlygas, nes bitės vartoja maistą, kad padidintų temperatūrą. Žinoma, kažkiek jos tos drėgmės sunaudoja perų maitinimui, tai yra mišinio darimui iš medaus ir ten turimų galbūt šiek tiek žiedalkių būtent perų auginimui, bet vis tiek tas drėgmės kiekis padidėja ganėtinai stipriai avilyje ir jos jį turi taipogi pašalinti. Ir dar viena problema tai yra, jeigu mes turim tokius orus, kur ta pliusinė temperatūra yra nedidelė, tai gali būti didelis drėgmės kiekis aplinkoje ir didesniam esant drėgmės kiekiui, bitėms taipogi tampa sunkiau pašalinti drėgmę iš avilio ir vėlgi gali tai nulemti, kaip ir minėjau pačioj pradžiai, bičių apsividuriavimą. Bet žinoma, yra ir su tokiomis šiltomis žiemomis truputėlį yra pliusų. Jeigu mes suvaldom tą kamuolį didesnį maisto suvartojimą ir suvaldom perus, iš esmės šilta žiema mums duoda galimybę bitėms apsiskraidyti. Tai yra mažesnė rizika, žinoma, apsividuriuoti. Jos gali ir dabar jau mačiau bitininkai kelia video, kaip yra apsiskraidžiusių šeimų, bent jau dalinai šiek tiek šiais metais. Ir tai yra mažesnis maisto sąnaudos negu, pavyzdžiui, palyginus, jeigu būtų minus 15, minus 20, 4 laipsnių temperatūroje, kaip irgi minėjau pačioj pradžioj, tai yra mažesnis maisto suvartojimas. Bet jeigu yra per didelė temperatūra, vėl tas suvartojimas auga. Taip, kad čia toks pliusas ant kabliuko. Tai kokie yra turbūt svarbiausi akcentai siekiant išlaikyti bičių sveikatą nepakitusią ir išlaikyti tas sveikas bites, tai yra svarbiausiai, kaip ir minėjau, ventiliacija užtikrinti, bet jinai turi nebūti per didelė, kad nepašalintų CO2 ir temperatūros. Mums turi būti atliekama perų kontrolė, jeigu tai yra įmanoma padaryti. Žinoma, tų variantų, kaip tai padaryti, yra ne vienas. Galima izoliuoti motinas, galima turėti jas pakankamai šeimas užmaitintas, galima galbūt bandyti juos kontroliuoti, paliekant truputį didesnius tarpus tarp rėmelių.
tų galbūt technologijų yra viena kita. Ir visuomet turi būti nuolatinė priežiūra, tai yra mes turim visą laiką stebėti šeimas, stebėti, kokia yra drėgmė, stebėti, kiek yra maisto šeimose. Jeigu reikia, turim arba mažinti ventiliaciją, truputėlį didinti ventiliaciją ir joms užtikrinti pakankamą maisto kiekį. Tai yra turbūt patys svarbiausi dalykai, ką mes galim padaryti. Ir dar palyginimui, ką norėjau truputėlį įdėti, tai kaip skiriasi bičių kiekis priklausant nuo jų tipo. Tai 1000 tų jaunų bičių, kurios yra sveikos, viskas yra tvarkoj, sveria 120 gramų, 1000 bičių darbininkių sveria 108 gramus, 1000 senų bičių 7-8 gramus, o 1000 silpnų po pirmo apsiskraidimo išsekusių bičių, tai tos, kurios prastai žiemojo, sveria mažiau nei 75 gramus. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, jog jos labai stipriai išeikvoja savo organizme esančius baltymus, esančią energiją ir jos jau nebeduos mums tokio rezultato, kokio galėtų duoti jaunos bitės. O jaunos bitės tai yra iš esmės labai panašiai sveria, kiek ir gerai peržiemojusios bitės. Taip kad mūsų tas akcentas ir turėtų būti apskritai žiemojimui išlaikyti kuo sveikesnės, kuo mažiau dirbusias bites, kad jos pilna jėga galėtų startuoti pavasarį. Tai turbūt iš manęs būtų tiek, galbūt kažkas galės papildyti tokia nauja tema, galbūt kokių tai turite idėjų ar pastebėjimų ar problemų sprendimų, kaip galima būtų padaryti. Ričardas, galbūt čia mes, Ričardai, kalbėjom pradžioj truputėlį apie tą ventiliaciją, tai galbūt papildytumėt. Labas vakaras visiems, su kuo dar nesisveikinau. Tai dėl tos ventiliacijos, kaip Kęstuti ir diskutavom, žinai, reikia tą atrasti aukso viduriuką ir kaip sakyt, tiesa, aš priminsiu, kad aš pajūryje gyvenu ir jeigu, sakykime, iki naujų metų taip imtinai buvo gan stipriai dažnai vėjuota, tikriausiai visoje Lietuvoje pastebėjot, netgi yra ir nukentėjusių, kiek žinau, bitininkų nemažai. Tai dabar pas mane bent jau krašte didesnė problema yra drėgmė. Tai vat su ta ventiliacija irgi labai gelbėja tie, bent man kol kas papildomi žiedai arba kai kurie turi pasidarę ir stogus paaukštintus su ventiliacinėm angom ir panašiai. Va, antrą sezoną eksperimentuoju, kol kas nedengiu nieko iš viršaus korių. Tiesa, kai kuriuom šeimoms dotaciją tą vadinamą uždėjau su medum maišiukuose, bet tai tikrai nemanau, kad priedanga. Tai nežinau, kol kas pernai išgyveno, šiemet irgi viskas kaip ir dėl to gerai. Svarbiausia, kaip ir minėjau, ką ir pats minėjai, skersvėjis ir ta drėgmė, žinai, su drėgmė nežinau, kol kas įvairių tų minčių yra, ką daryti ir panašiai, bet vėl eksperimento reikės nemažai, bet kiekvienam eksperimentui reikia 2, 3 ir daugiau metų. Va, O kokios mintis su ventiliacija, kokio čia eksperimentų? Bandysiu pasidaryti gal milenino tipo namelį, kur namelyje vėl aviliai ir ten jau gaunas dviguba apsauga, žinai, pats namelis apsaugo nuo tos drėgmės, o ventiliacija kaip ir pagal standartą, ne mažiau 6 cm pakelta nuo dugno ir pilnai bedugnis, tinkliukas jo, kaip ir bedugnis avilys gaunasi. Jis kaip ir turi dugną pats namelis, bet viduje, žinai, nėra nei skersvėjo nieka. Ir viršų, kad irgi ištrauktų tą drėgmę. Ten visokių, sakau, tokių minčių, bandau ir fiziką prisiminti, ir netgi tą pačią chemiją šiek tiek, ir pamastymų įvairių, nes drėgmė tai siaubinga, kas esat buvę pats, esi irgi Kęstuti žiemos metu buvęs mūsų kraštuose. Tai ypatingai šiemet laukiu žiemos, kada atšals, tai realiai per visą tą laiką, kiek laukiu, vienintelis rytas buvo tik -9, visa kita yra apie 0, +5 ir drėgmė šiemet, ypatingai drėgmė. O Ričardai, klausimas pačiam. Pas tave aviliai daugiaaukščiai su Jo, atviru korpusiniai, dugnu? kol kas korpusiniai, jo, aš suprantu, Dainiau, apie ką tu turi minty, kad Dadano tipo aviliai jie irgi tokie, kaip ir tiktų tam reikalui.
nes ten kitokios. Jo, bet aš turiu meni, kad jeigu yra korpusiniai aviliai, tai pas tave tengi turėtų to dugno, aš dabar nebelaikau pilnai atvirų, reiškia, vat, kaip ir Kęstutis daugiaaukščiuose, jis iš viso ten pas jį uždaryti dugnai, kaip suprantu. Tai ta drėgmė, bet jeigu ten yra ta įkišama, reiškia, ta uždanga, nu, tas dugnas, reiškia, kur tu, Jo, žinau. kai vėsiau pridarai, kai va, toks oras, tai ten palieki kokius 3-5 centimetrus, tai aš pastebėjau, kad ta drėgmė smarkiai sumažėja, jeigu kažkiek praveri, kad pilnai atidaryti, nežinau, man tai nelabai tas. Man irgi, žinok, tas negroja pilnai atidarimas, tai turiu iš 40-10 va, tokių variantų, ką tu mini, kur, žinai, ten tie darnėjami, tai aš juos realiai visus uždariau, o kitus tiek Tai 8 tu pradaryk, žinok, trupučiuką, nes tenais tada kaip tik tos drėgmės sumažės, bus mažiau kondensato ant tos plėvelės viršutinės. Iš viršaus tie žiedai vadinami, kur, nu, vadinkim juos taip žiedai, arba pastogėm, ar kaip jos pavadinsi, yra su šiek tiek įpjovom, ką Kęstutis yra anksčiau rodęs, tai nėra, žinok, didelės viduj drėgmės nėra. Bet aplamai aš turiu meni, kad pats oras drėgnesnis gamtoje netgi, supranti, ir aišku, jo ten mažai patenka, tai norėtųsi, kad dar mažiau būtų. Ta prasme, aš dar nenustačiau. Aš supratau, ką tu tai minti, tai būtent šnekant apie tai, kad pati santykinė oro drėgmė yra labai, vos ne 100%. Ne, gal 100 nėra, bet žinok, tokia, vat, kad ir šiandien irgi iš ryto lyg ir gražu, po pietų lyt pradėjo, į pavakarę tiesiog rūkas, migla ta vadinama ir drėgmė jaučiasi, tiesiog pačiam gelia ir visa kita. Drėgmė gera, kas gyvena pajūryje, tas tą supranta ir yra kaip yra, čia viskas tvarkoja. Manau, kad irgi yra priemonių ir išgyvena tos bitės, tik tiek, kad vėliau startuoja. Viskas gerai. Nieko blogai, kad ten. Kad uždaryti dugną ir panašiai, žinai. Ar uždaryti, ar kaip tik pradaryti, ten su to galim pareguliuoti šiek tiek, kad būtent avily drėgmė būtų mažesnė, nes pačiam bitėm irgi jos ten kažkiek tai gauna tos drėgmės, ten nusirinka tos lašus ir jom ten irgi yra gerai. Tai čia tik tai kaip ir daug yra, kai pradėvos ne viskas ar pelyt, ar dar kažką, va tada jau yra blogai. Anksčiau, matai, net nenaudodavo aš tų žiedų, žinai, va pagal tą nusižiūrėtą technologiją irgi atseit dugnas atviras, iš viršaus plėvelė klina ir viskas gerai. Nefiga, pas mane negerai būdavo, pelėsis netgi prasidėdavo ir tos drėgmės, nors ir mutinėlės izoliuotos, perų dar nėra, bet vis tiek drėgmės būdavo pilna. O šiemet, tiek pernai pabandžiau kelis avilius, šiemet praktiškai vienas dar yra maža šeima be to žiedo, visi kiti su žiedu, tai nėra jokio pelėsio, nėra jokios stiprios drėgmės, žinai, aš tik tais vienintelio, ko sakau, pats santykinis oro drėgnumas, ką ir tu minėjai, didesnis yra. Tik dėl to, o daugiau, Jo, tai dabar santykinis oro drėgnumas iš viso vos net ten 90%, ar ten 95 būna, žinai, kartais. Jo. Kai lietus, tai ištisai kur tu čia, žinai. Tai ne tik kai lietus, kai rūkas yra, tai pažiūrėk. Išnešt ten daiktą, bet kokį iš karto kondensuojasi, tai ant jo, visos trinkelės drėgnos ir taip toliau. Jo, netgi pastebėjau, gerai sakai, apie trinkelės paminėjai, aišku, čia ne į tą temą, bet kaime pas mumis išdėjo prieš 4-6 metus, sakykim, trinkelės šalygatvius. Tai jos dabar visas yra apsamanoję. Tiesiog drėgmė tokia, kad, ir samanos, ir jos pačios visos irgi. Jo, būtent samanom ir visiems šitiem grybam, pelėsiam ir visa kita yra pati ta temperatūra, kada yra ten plus ten porą laipsnių trejata ir labai didelė drėgmė. Taip. Tai nežinau, iš mano pusės gal tiek, paskui gal eigoje dar kažkokių minčių kils irgi, kaip kituose kraštuose, Romas irgi tą temą užmetė, kaip Romai pas tave su drėgme. Aš gal trupučiuką galiu irgi šiek tiek, kadangi čia prisijungiau šiek tiek pavėlavę, bet yra šiek tiek ir pliusų, ne tik tai, kad ten mažiau sunaudojama su visai kitas, pavyzdžiui, paėmė Soksalo, reiškia, sublimatorium, reiškia, prasidūmino. Va šį savaitgalį. Kadangi temperatūra buvo 6 laipsniai pliuse, bitės visos susimetos susikamolė, ir po kelių dienų patikrinau, tai yra daug, kad vienose šeimose ten 5 erkės, kitur ten ir 10, buvo kur ten didelė šeima stipresnė ir 30 erkių, prašau.
Ir su bitėm kaip ir viskas okei, bet vat erkės iškrito, nes, nu, tai ką 6 laipsniai, kai mes lapkričio mėnesį bandome dūminti, o kodėl dabar dar vieną kontrolinį nepadarius. Tai aš įsivaizduoju, jeigu ten 3 merkių buvo šeimoje, tai kas bus birželio mėnesį. Tai 30 erkių tai jau nemažai. Taip, taip, Lygiai. nors aš gydžiau jas, reiškia, nu, ten jau, nu, tokia stiproka šeima, jinai dabar net kamuolys yra ant ten kokių 6-7 rėmų panašiai, kamuolys, po tokio dydžio. Iš 10, ta prasme. Nu, iš daugiau aukščių, o gydžiau su skrudžių rūgštim, nu, atrodė ir ten ir laikų, ir temperatūros, ir visi kita, bet reiškia, nu, vat kažkiek jų išlieka. Tai dabar padaryti tokį kontrolinį pasigydymą su sublimatoriu, o kodėlgi ne? Nu taip, visiškai problemos neturėtų būti. Ir matysis, vis tiek jau dabar rezultatas matysis konkrečiai, kiek jau jų ir likę buvo. Tų erkių. Čia mes skaičiuojame kartais čia tas, ar tai 10, ar tai 15, ar ten iki 30 ten stipresnės šeimose, bet tai įsivaizduokime, jeigu sandagonis eksponentai tai progresijai, tai jeigu tu medunešių metu ar pavasarį ar kažkaip tai, nu, nesugebėsi kažkaip pagydyti, tai jau kitą rudenį šeimos galėtų nebeturėti. Tu nebesulauksi tiesiog, vadinkim, jau to gydymo, to standartinio, reiškia, kada ten rugpjūtį ar ten rugsėjį tu gydys. Nu, iš esmės, taip, tik tai dar vienas dalykas, vis tiek tas pagydymas čia jisai duos pliusą, nes jau neleis tom 30 erkių daugintis, bet tos nesuvaldysim taip ar taip, kad jos prasineš sezono metu vėl, bet jau ne taip greitai pradės startuoti ten tas erkių dauginamasis avilyje. Būtent taip, bet aš čia šnekam tiesiog apie minusus ir pliusus, būtent tokios žiemos. Tai dar Peru tikrai dar nededa, temperatūros dar čia viskas okei, aš manau, kad, nu, jeigu čia kiek žiūrėjau orų prognozes, kad net iki vasario gismetė konkrečiai. Aišku, tenais tą mėnesį į priekį gal ten trupučiuką ir nebelabai spėja, bet nerodo net iki vasario vidurį didelių šalčių. Apie 0, +2, +3, -2 kažkur tai. Tai čia tas, žinai, lengviausias metodas mažai suklysti, rodo. Ja. Jeigu artės šalčiai praneš, žinai, didesnė, kai jau žinos tiksliau, o dabar va ką, nu, šiai Nu, tai dienai. kas be ko, bet tai vis tiek mes galime orientuotis, kad ir vasaris iki vidurio tikrai dar bus. Vat, Jo, Dainiau, tu teisingai sakai, panašiai, kas yra kol dabar. kas žiema nestebina su žiemiškais orais, vat, labiau iš rudens pusės iki gruodžio, ką ir minėjau, vėjai, tie uraganai didesni buvo, bet kad šalčių būtų kol kas tai nėra. Tai vat ir nežinau, ar čia pliusas ar minusas tokia žiema. Nu, aš tai bitėm nematau didelių minusų, dėl to, kad jom gal blogiau, kada būtų -25, nes jos tikrai daug daugiau naudos ir maisto, ir nu, vien tam, kad palaikyti tą gyvybinę energiją. Tai jos tiesiog dabar mažiau maistos sunaudos, Jo, tuo aš mažiau tik tais, ir žinai, derėsis. Ir viskas. su tuo sutinku, tik tais jau stebiu ir Facebook'e, ir tuose forumuose, kad išlenda žūnančios šeimos jau dabar pasipila, jau prasideda ir panašiai. Tai tie, kurie dar bitininkauja tais pačiais metodais 20-30 metų, kaip bitininkavo, kad apkamšo, apdėlioja, apšildo ir taip toliau, tai manau, kad šiandien dieną jau tie nebetinka metodai. Kaip tik reikia vėsinti lizdą ir jį reikėjo iš rudens vėsinti ir dar jo nešildyti. Kaip sakytų, va, jau vasaris, kai prasidės dar kažkada realiai, nu, taip grubiai vasarį ir pradeda. Ne, tai va tu, Ričardai, labai teisingai sakai, kad tie, kas, reiškia, žiemai apšildindavo, reiškia, šonus, viršų pagalės apdėdavo ir visa kita, tai bitėm yra per šilta. Nu, tokį dalyką aplamai tu turi daryti ne prieš žiemą, tada, kada temperatūra nukrenta, ten mažiau -10, -15, va tada kažkur, tai jeigu tai 2 dienom, tai net neverta tokio dalyko net ir daryti. Taip. O jeigu tu dabar apšildęs laikai prie tokios žiemos visas tas bites, tai jos ten nugyvena, nu nežinau, nu kaip pas mus vos ne namuose ar bute ten kur kas ką, žinai.
Tai Ar nu tai žinai, pas kam mus ten daryti? namuose, butuose, ar dar kažkur ta ventiliacija kažkokia suveikia, o tas variantas, kad, žinai, ir pagalvės Ypač užmestos, Danuose, pavyzdžiui. nu, tai Tai, ir nu, tai čia iš viso, tai čia yra, nu, čia vos nebitėm, tai čia tikrai yra toks labai jausmas, kaip blogai. nuolat pirty gyventum. Jo, jo. Nu, tai va, padugdykim kiekvienai pirtai, žinai, ten po kokį, tegul ir 50 laipsnių pirty, nu, tai kiek išsidėsit? Su drėgme kokį 50, 50, 50. Parą dvi. Tai gerai, kaip kiti, Romai, kaip pas tave ten reikalai, tu čia tą temą užvedai. Vakaras, ačiū Ričardai, Romas Dzūkija. Nu, tęsiant tą mintį dėl drėgmės, tai pas mane Dadanuose drėgmės nėra, viskas tvarkoj, ten yra uždėta tik tais plėvelė atlenkta abiejose pusėse. Na ir toks lengvas audeklas ant viršaus užmestas tam, kad tą plėvelę šiek tiek prispaustų, kadangi Dadanuose stogas plėvelės neprispaudžia prie rėmų, o daugiaaukščiuose tai buvo šiokių tokių problemų dėl drėgmės, kadangi aš pats juos gaminu daugiaaukščius, tai ten tų paaukštinimų vadinamų per mažas drėgmės angas buvau padaręs, tai dabar jas padidinau. Tikiuosi, kad problema išsispręs, nes kai kuriuose tai drėgmės tikrai nemažai buvo. Va, toliau tęsiant tą mintį apie klimato šiltėjimą, tai čia Kęstutis tikrai labai taikliai pataikė į tą mano mintį. Manau, kad pačios bitės prie to klimato šiltėjimo Lietuvoje, tai joms čia prisitaikyti nereikia, kadangi jos visos yra atsivežamos iš šiek tiek šiltesnio klimato šalių, tai čia joms tos sąlygos tik tais gerėjančios. Bet pagrindinis minusas to klimato šiltėjimo, tai manau, yra pats bitininkas. Tai yra jo nenoras keistis. Tai va čia, kaip jau ir kalbėjo bičiuliai, aš irgi turėjau keletą pokalbių su pažįstamais bičiuliais, čia su vienu kalbėjom dar gruodžio mėnesį. Tai klausiu, sakau, kaip pas tave bitės, kaip žiemoja, sako, iš kur aš žinau. Tai kai sumaitinau paskutinę porciją rugsėjo 7, sudėjau šoninės kamšas pagalvės, tai be kovo mėnesio, tai ten aš nevažiuosiu, nežiūrėsiu jų. Tai aš dar tai pajokavau, sakau, kažin ar tu ten rasi gyvų bičių, tai netgi piktelėjo gan stipriai ant manęs. O kitas bičiulis čia irgi skambino prieš keletą dienų, sako, +4 lauke bitės skraido, kažin ką čia reiškia. Na, sakau, reiškia, gyvos jos yra, tai tiesiog ar tu patikrinai, ar ten perų yra, kaip su maistu situacijų. Tai sako, tai kaip aš patikrinsiu, taigi neimsiu rėmų iš lizdo. Tai aš bandžiau paaiškinti, kaip galima, neišimant rėmų iš lizdo patikrinti maisto kiekį, ar yra perų, jisai taip maloniai nustebo, sako, dabar žinosiu. Tai vat, dėl ko vat yra naudingos šitos diskusijos ir labai ačiū Kęstučiui už tas organizuojamas diskusijas ir už informaciją ir už tikrai patyrę bitininkai kaip Rimantas, Dainius, Ričardas, kad dalijasi savo patirtim, nes tikrai yra bičiulių, kurie lyg ir norėtų keisti bitininkavimo metodus, bet tiesiog pritrūksta jiems žinių. Toliau dabar aš įžvelgiu, kalbant tik apie žiemą, apie žiemojimo metu, sakykime, šiltesnės žiemas, aš įžvelgiu praktiškai vien tik pliusus. Nes kuo trumpesnė žiema, tuo realiai mažesnė tikimybė žūti bičių šeimoms. Nes, dabar pažiūrėkim, paskutinis apsiskraidimas buvo kažkur tai lapkričio 15. Toks normalus, šilta buvo. Dabar jau šiaurės rytų Lietuvoje irgi skraidė bitės, čia prieš keletą dienų, realiai 2 mėnesiai praėjo. Tai tikrai tas laikas, kada bitėms dar ten nieko neturėjo ir negalėjo atsitikti. Aišku, tas atsiranda rizika ankstyvų perų. Tada klausimas iškyla, kas tai yra ankstyvi perai. Mano nuomonė, sausio mėnesį perai yra ankstyvi, jie yra nepageidaujami. Bet yra begalė būdų ir tame ir yra man irgi asmeniškai pliusas ir įdomumas, kaip išvengti to ankstyvo perų atsiradimo. Tai vienas iš būdų, kaip čia buvo kalbėta, tai visiškai nešiltinti, jokių pagalvių nedėti, nieko, palikti atvirai. Kitas būdas, sakykime, aš taip įsivaizduočiau, tai yra tokia
mėgėjiška selekcija pažaidimui, tai yra tas bičių motinas, kurios pernelyg anksti pradeda dėti kiaušinėlius, pakeisti dukromis motinų, kurios laiku pagal bitininką pradėjo dėti kiaušinėlius. Na, kiek ten efekto bus, nebus, bet manau, kad vis tiek, selekcija turi savo padaryti. Ir aišku, paskutinis pats, sakykime, universaliausias metodas tai yra motinų izoliavimas. Izoliavai motinas ir realiai yra ramu iki pat to pavasario, kada bitininkas pats nori išleisti bičių motinas iš izoliatorių. Ir dar jeigu pamena, taigi gruodžio mėnesį mes diskutavom, kad ar reikia išleisti motinas iš izoliatorių, ten lapkričio, gruodžio mėnesį, ar nereikia išleisti. Tai turbūt esant tokiai žiemai, greičiausiai bus vis mažiau manančių, kad reikia jas dar rudenį išleisti iš izoliatorių. Nes tas ankstyvas perų atsiradimas, jisai tikrai jokios naudos neduoda, tik tais vieni minusai, pradedant dideliu maisto suvartojimu, bičių susidėvėjimu ir aišku, erkėmis, kur irgi buvo kalbėta, nes realiai dabar rudenį +1 bičių generacija, čia tiems, kurie neizoliuoja motinų, pavasarį irgi +1 praktiškai gausis jau greitai. Tai tas erkių kiekis tikrai padidės ir irgi reikia į visą tai atsižvelgti. Manyčiau tiek. Tai čia dar aš truputį pridėčiau būtent, kad tikrai neblogai, jeigu sutrumpėtų žiema, viskas yra su tuo tvarkoj. Pačiom bitėm. Aišku, gal klimatui nėra geras dalykas, bet bitėm tai žiemojimui tai mažesnė rizika, bet atsiranda būtent rizika su perais. Gali atsirasti tų šeimų, kur nebebus jokio perų pertraukos, jos varys visą sezoną. Ir čia tokia problema jau susiduria pietų Anglija, kur anksčiau būdavo tos vis tiek kažkokios, tai kad ir tos silpnos žiemos, ne šaltos, bet atsirasdavo perų pertrauka, o dabar nebėra perų pertraukos ir jie turi problemas būtent su erkių kontrolė, nes tiesiog neatsiranda, jie nesugeba išnaikinti visų erkių ir dar tuo pačiu atkeliauja ir tos naujos erkės, kuriam reikia ištiso laiko, kuomet yra tie perai. O Kęstuti, ar tai nėra Tas susieta? izoliavimas. Taip, prašau, Dainiau. Ne, aš tiesiog Kęstučiu norėjau paklausyti, ar tai nėra susieta su pačia rase, su pačia bičių rase. Tai Galbūt tai turi, manau, įtakos priklauso, tai paimkim tos pačios vietinės Lietuvos tos bitės, tai ten tos problemos irgi turbūt, jeigu kiek jų buvo tenai, tai jom nekildavo tos problemos, bet aišku, pietinės jos daugiau augina, bet to pačiu ir šilantis klimatas irgi duoda savo įtaką. O pačioje Anglijoje kokia rasė dominuojanti, sakykime, tą? Pačioje Anglijoje jie praktiškai vien tik tai italės laiko. Baktos to ten labai mažai, italės ir jų vietinė. Tai yra Bet juodoji bitė. motinas jie keičia, ar jie kaip ten tą daro, ten ta Tai prasme. priklauso nuo bitininkų, kaip ir pas mumis yra. kaip ir pas lygiai mumis. taip bet pat. italės, tas tikras italės, ar tas Jie italės, grinas. jau Nes- grinai italės? Iš Italijos. Tai grynos italės, jos kiek man teko iš anksčiau kažkur tai girdėti, kad aplamai žiemą, ypač šiltesnė žiema, net nestabdo jokio perų dėjimo. Taip, tai vienas jie bando irgi būtent, turbūt irgi dėl to orientuotis daugiau jau į tą savo vietinę bitę, kuri tos neturi tokios išreikštos problemos su tais perais, bet vis tiek jau ta žiema šiltėjanti tenai irgi neprideda, nes jau tikrai problemų atsiranda, kad tie perai visą laiką ir būna. Jo, čia kaip tik šnekėjau su kažkom tai žmogum iš Italijos, tai ten reiškia taip, temperatūra buvo praeitą savaitę ten +8, +6, nu tai beveik kaip pas mus Lietuvoje. Tai dabar, ko mes dabar labai ar nustebtumėm, kad Italijos bitės nepradėtų prie tokios temperatūros dėti perus. Tuo labiau, kad pas mus tai, čia vėl, aš dabar galvoju, kada pradeda dėti perus. Ar nuo temperatūrų, ar nuo to, kad ilgėja diena. Čia turi turbūt daug faktorių įtaką, aš kažkada domėjausi, ten visą kombinaciją iš esmės sueina ir temperatūros, ir dienos ilgumas, ir ten Tai vat aš taip ir spėju, nes gali būti, jeigu ten būtų bitės kažtai Suomijai, kur dabar tenais vos ne pusiau reiškia populiarinė naktis, plius minus, vadinkim, taip, ir ten tos dienos ten trumpos tik tai po keletą valandų,
nu, vargu ar ten bitės pradėtų dėti perus. O pas mus perus, ko gero, pradeda daryti tada, kada, nu, vienas iš tokių, nu, čia mano toks atspėjimas yra, kad vienas iš pagrindinių veiksnių, kada pradeda ilgėti diena. Ir kada jinai pradeda ilgėti, aš paprastai esu pastebėjęs, kad, nu, apie vasario vidurį jau bitės pradeda dėti perus. Ir nelabai svarbu, kokia temperatūra. Ar ten minus 10, ar 15, ar ten apie 0. Vat manau, Dainius čia labai gerai pataikė, tikriausiai visgi ne kiek temperatūra, kiek visgi dienos ilgumas, saulė, nes vat dabar be pasiklausant šovė tokia mintis, pernai kaimynas bitininkauja daugybę metų, sunešė šeimelės į klėtį. Tai polistiroliniai tie aviliukai šešerėmiai, tai sakykim galėtų auginti nors ir visą žiemą, nu taip vaizdžiai tariant, nes vis tiek minuso klėti principai nėra, dar jis ten gerai ir užkloja. Bet perų nepradėjo auginti, kol jis neišnešė vasario ten mėnesį į lauką. Tai vat visgi tikriausiai nuo dienos ilgumo ir nuo saulės atsiranda. Bet jūs tai čia dar turbūt tam klėti, tai buvo kažkur apie 4 laipsniai, aš įsivaizduoju, ta temperatūra. Nu, bet vis tiek polistirolinis aviliukas, jis yra tikrai šiltas, uždarais dugnais, nu ten tie tradiciniai, kur dabar pardavinėja šešerėmiai. Tai dėl temperatūros, kaip čia kalbam, kad neapkamšyt, padaryti skersvėjų, ne, jis viskas ten pilnumoj uždaryta, dar apklota, kad jos tenai visiškai ramiai būtų. Tik dar vienas dalykas, aš dabar kai tik prisiminiau, aš skaičiau būtent tokį, irgi buvo tyrimas, kai suneša tos avilius į uždarą patalpą, atsiranda problema su tamsa, jos negauna šviesos, dėl to neinicijuoja perų auginimo. Tai čia turbūt, jeigu ten tamsu uždaryta buvo, be šviesos, tai jos... Taip, visiškai tamsus, nes už 2 durų kaip gautus, vienos įveini priekį, nu, tą tokį prieklėtį, o paskui ten giliau, nu, dar vienos durys, tai ten visiškai gili naktis visą laiką. Aišku, jeigu bus... Rimas, truputį norėjau įsiterpti aš. Dėl perų auginimo, bendrai kas stimuliacija didžiausia bitėm padaro, tai padaro pačios saulėtų dienų kiekis ir saulės aktyvumas. Nes tai vienas iš energijos gavimo yra būdų, nes ir va šįmet tas skraidymas buvo iššauktas saulės, nes taip nebuvo saulėtų dienų, o tą dieną, kad ir +6 ir kitas dienas buvo, bet tą dieną, kai skraidė bitės, jis skraidė ne taip, kad tik tai, kad pavienės, bet 3 valandas skraidė pilnai ir ėjo vandens, netgi jau kitos ieškojo nešti, bet tai buvo šviečiant saulė. Tai va, ir šitas ir mano patirtis yra, kuo pavasarį saulėtesnis, tuo geriau stiprėja ir geriau dirba bitės. Nepriklausomai net temperatūrai, bet yra saulės energija. O dėl klėtės, va šito principą, tai aš dargi pridėsiu tą dalyką, kodėl po žmogų buvo viskas gerai, kadangi tenai susikaupė CO2. Jokio nutekėjimo nebuvo aviliuos, jos buvo praktiškai užmigdytos, tos patalpos. Čia ir patalpų yra pliusas tas, kad jos užmigdo CO2 padidėjęs kiekis. Ir ne šiluma, bet CO2 dujų išsiskirimas, aišku, šviesos nebuvimas plius, bet CO2 dujų cirkuliacija yra sumažėjus stipriai. Tai va čia yra ta uždarų patalpos uždaros. O dar kaip dėl šiltėjimo klimato, čia visi sako, kad čia bitininkai ar kažkas, viena problema yra. Mes žiūrim į bites, į bičių elgseną, į bitininkų elgseną, bet mes nežiūrim į gamtos elgesį. Jau dabar kelinti metai pavasariniai medunešiai yra momentiniai, vienu laiku. Tai o tas ir yra, kad bičių tas užlaikymas irgi. Aš skaitau, izoliacija geras dalykas yra viskas valio, bet mes galim nesuspėti netgi pavasarinius medunešius su bitėm jų sustiprinti, jeigu pavėluosim ir išleis. Čia yra pliusai, yra minusai. Nes lazdynas šiai dienai jau gamtoje žydi pilnai lazdynas, pilnai žydi. Blindės sprogimo stadija. Tai blindėm tik reikia temperatūros aukštesnės ir jos pasileis. Užtek tik daugiau saulėtų dienų ir viskas, blindė irgi plius. +6 ir saulėtų dienų pora. Saulėtų dienų. 6 plius tai tas pasiėjo, bet tik saulėtų energijos. Taip, tai va čia ir ta problema dar viena, kuri artėja, tai išlaikysim bites, turėsim bites, bet nebus jom ko nešti medaus iš ko rinkti, su to klimato kaita, be sėjamų kultūrų.
iš gamtos. Tai ta Tiek prasme, Rimai, tai pastebėjimas. gausis taip, kad gamtoje viskas žymiai greičiau sužydės, kaip pavyzdys pavasariniai visi augalai, blendės ir visi kiti ir nespėsime jų pasimti, nes bitės bus dar nesustiprėjusios. Fenologiniai stebėjimai, man aš pats biškai jos vedu, fenologiniai stebėjimai man rodo, kad vienas ant kito užlipa. Fenologija, kas buvo prieš 20 metų fenologiniai kalendoriai rašyti, tai yra augalų vystimas kalendoriai, kas po ko, kada tas sužydėjo, tas nužydėjo, pražydo tas, jau to nebėra. Reikia sudaryti naują ir visiškai naujai viskas gauna. Nes tikrai šitas šiltas žiemas ir ankstyvus pavasariai, vėlyvus rudenis, viską išbalansavo. Jeigu rudenį jau pradeda kitas pienė žydėti iš rudens dar, Taip. tai čia ir tai reikia irgi stipriai atkreipti dėmesį ir kitą kartą, kaip sako kiti vamini, sunaudos daugiau maisto. Jeigu daugiau maisto sunaudos šeimą, jį sustiprės laiko, jį to maisto atsineš ir dar atneš bitinį. Jį kompensuos visą. Bet jeigu tu turėsi šeimą ir turėsi šeimą dar Birželio 1 dieną ant 8 rėmelių, tik tai, nežinau, kas su tokiam šeimom, kad daug gali subitinikauti, ypač kas renka metų. Bitės turės, bitės išgyvens, bet. Gal nepamiršau mintis tokia, kad, žinai, tas maisto vartojimas viskas tvarkoja, jinai sustiprės. Bet daleiskim, sakykim, kaip pernai buvo blendės tikrai gerai atidavė ir žiedadulkes, ir nektarą. Ir jeigu toks variantas, kad jos taip žydi, saulėtų dienų yra, bet laukia plus 7-8, ar blendė duos nektarą? Žiedadulkių taip, gal ir duos. Bet nektaro šviežio pavasarį gali ir nebūti, jeigu orai bus šalti. Nektarą mes galim puikiai pakeisti medaus atsargą ir syrupu, svarbu gauna žiedadulkių. Jo, ką ir Dainius minėjo, ką ir kiti, kad pats bitininkas, tai Romas minėjo, kad pats bitininkas turi pradėti mąstyti ir stebėti ir orus, ir gamtą, ir kokie augalai viens po kito, kad ir viens po kito sužydė. Bet ir pačias bites, ar neša žiedadulkes, ar neša nektarą ir panašiai. Čia yra, darbas, tai yra, supratimas darbas ir visa kita. Jo, bet tai būtent, kad bičių šeimos vystymas jis ir prasideda ne nuo nektaro, o nuo žiedadulkių. Pačioj pradžioje pavasarį praktiškai to nektaro dar vos ne nulis būna, bet žiedadulkės, tai jos ką tada gauna? Jos gauna baltymų, tada jos pradeda dėti perus, tada jos turi iš kur dar tuos perus ir maitinti, tai būtent su tais baltymais, nes žiedadulkės tas ir yra. O tada paskui prasideda nektaras jau, tada jau, ir to dar, tai dar būna į žiemos dar likę kažkiek, tai pačias tos žiedadulkių ir blindžių, tai yra vos nestartas bičių šeimų. Taip, Dainiu, viskas tvarkoja, aš sutinku, bet žinai, jeigu laukia, bent aš vėl iš savo pusės krašto, aš neku, žinai. O medus tai paskui bus, dabar tik tai duokime šeimoms sustiprėti. Jeigu laukia plus 7 šiaurės vakarų vėjas apie 20 metrų per sekundę, tai nelabai ko jos ir atsineš. Taip, bet kartais jos matai, jos kartais būna kaip, reiškia per parą, tai vadinkime, mes, sakom, plus 7, tai vėl, ne kiekviena šeima skrenda ten. Iš mano pastebėjimų, kad bakfastas dažniausiai sėdės dar namuose, dar net neskris. Italės irgi dar nelabai karnikai, jinai jau skrenda ir prie 9, tai užtenka, pavyzdžiui, ten kokios valandos ar 2, 8, 9 laipsniai jau kai kuri karnika, kokie apie 50% karnikos skrenda jau nešti žiedadulkių. Taip. Tai ir dėl to ta karnika ir startuoja greičiau, kad arba kvastas reiškia, arba ten jau kitas dalykas su karnika, kur ankstesnėse laidose mes šnekėdame, kad ten paskui tu tik tai suvaldyk, kad nespiestų, bet pati pradžia tai yra būtent nuo žiedadulkių ir būtent šeimos startas ir stiprėjimas. Tai ir apskritai jeigu truputį izoliavimo ta technologija, tai viskas ir yra paremta, kada startuoti bitėms, kada paleisti motinas, tada, kai jau numatoma, kad bus žiedadulkių. Tai taip kaip ir Dainius sako, su žiedadulkėm iš esmės prasideda tas bičių sezonas. Su izoliacija, matai, svarbu neprisirišti prie konkrečių datų. Stebėti dar kartą gamtą ir stebėti. Tai viskas pagal gamtą, pagal žiedadulkes, pagal
tada, kada pradeda jau gamta atsibusti, tai galima paleisti ir bites. Iš esmės tokia logika ten. Beje, mačiau, Moldovoje bitininkai jau paleidinėja motinas iš izoliatorių, nes ten jau žiedadulkės bitės neša. Nu, tai va, ką tik patvirtinai. Jo. O dėl to paleidimo, tai aš ir sakiau ir anąkart ir dabar tą patį, kad realiai tik tais pradėjus nešti žiedadulkes, paleidinėt motinas, kita vertus vėlgi, o jeigu už savaitės bus šilčiau ir pradės nešti žiedadulkes ten dieną kitą šiltą, nu turbūt dar nebus tas laikas, kada reikia paleidinėti motinas. Bet Nes, sakau, nu, dar kartą pertrauksiu, atsiprašau, Romukai. Reikia žiūrėti kiekvieną regioną ir savo bites ir taip toliau, nes gali būti, kad pas mane jos žymiai vėliau žydės arba gali būti ir netgi, kad susivėlinti. Balandžio pradžioje yra buvę, kad dar nežydė, o balandžio 10 pradeda žydėti ir kai Rimas sakė, viens po kitas, taigi tiek viskas sužydi, kad ir pasyvėja net klevai per 2-3 savaitės ir jeigu aš paleidau, kaip kažkada užpernai ir dar prieš 2 metus, paleidau balandžio 7 dieną, tai šeimos vis dėlto sustiprėjo tik gegužės gale antroji pusė. Ir dar plus orai irgi buvo nekokie. Tai, apie pavasarinį medunešį tada nieko negalėjau nei svajoti. Bet, sakau, gal pas tave, Romai, va šitam krašte tikrai ir įmanoma greičiau visą tai padaryti. tai įmanoma, bet vis tiek ne vasario pradžioje, nes dabar šiai dienai kalbam, kad čia pavasaris jau, bet nieks nežinom, koks bus oras už savaitės, už 2 galbūt bus -10 ir net negalvosim apie jokį pavasarį. Tai vis tiek turi būti ta sveika logika, kada jau tas bičių motinas būtų galima paleidinėti. Vis tiek manau, kad be vasario pabaigos, esant šiltam orui, tikrai aš neplanuočiau paleidinėti. Aš matau ir bandysiu eksperimentuoti šiemet vėl. Pirmasias motinas bandysiu išleisti po pirmo tikro apsiskraidimo, sakykime, ir panašiai. Nes, kaip bebūtų, pirmąją kartą vis tiek augins per žiemojusios bitės. Tai kiek paskutinių kelių metų praktika rodo, tai bus ir apie vasario vidurį plius minus ten savaitę, sakykime. Yra buvę, kad ir vasario 12 apsiskraidė, 12-14, yra buvę, kad ir vasario gale apsiskraidė, 20 kažkelintą. Tai po pirmojo apsiskraidimo kelias bandysiu paleisti. Kadangi aš turiu ir neizoliuotų motinų, tai man bus paprasčiau, čia eksperimentas vyks tose šeimose. Realiai, tai aš kaip ir buvau sakęs, planuoju dalį motinų išleisti pasirodžius pirmoms žiedadulkėms, bet aišku, ne anksčiau kaip vasario pabaigoje, o kitą dalį motinų jau kažkur tai kovo vidurį, bet ne vėliau kaip kovo 20, su mintim, kad vis dėlto tą pavasarinį medunešį pabandyti. O sakykit, užpernai pavasarinis medunešis maždaug apie kada pas tave buvo? Sodai pradėjo žydėti, tai yra obelis, tai paskutinę balandžio savaitę, ten 20, gal 5, 26, kažkur tai pienės irgi labai panašiai, bet pernai buvo taip, šiemet galbūt savaitę, keliom dienom vėliau bus, vis tiek negalim orientuotis vien tik pagal praeitų metų pavasarį. Taip, konkrečias datas nereikia orientuotis. Jo, ekstremaliai ankstyvas, aš planuoju, kad gegužės 1, tarkim, sužydės sodai, bus ten kelios dienos anksčiau. Bet vis tiek tas datas turime turėti minty, kad galėtumėm planuotis, kada maždaug prasidės tas medunešis ir mes turim atitinkamai atsiskaičiuoti tą laiką, kada tam tikrus veiksmus turim atlikti, kad pasiruoštumėm tam medunešiui. O aišku, tas pavasario ankstyvumas jisai leidžia daugiau mažiau nuspėti, nes pavyzdžiui, kaip ir praeitą pavasarį, 26 vasario sužydėjo lazdynai, kai daugumoje atvejų būna ten kažkur apie 10 kovo, tai praktiškai 2 savaitės. Ir toliau taip ir vyko viskas maždaug 1,5 savaitės anksčiau, negu kad kasmet būdavo. Tai tas pirmasis pavasarinis apsiskraidimas, jisai ir parodo tą ankstyvumą, bet ne visada. Tai viskas tvarkoja, dar kaip ir sakai, tos neizoliuotos motinos aš irgi šiemet keletą palikau specialiai,
nes porą turėjau manekenių, kurios išlysdavo, nu, sakau, gerai, gyvenkit. Tai kaip ir sakai, tos šeimos tikriausiai parodys indikaciją, kada išleidinėtas motinėlis. Jo, bet vat Romas, ką minėjo dabar dėl to praeitų metų pavasario, tai tvarkoja. Jisai šiaip tai, jeigu prisiminti hidrometeorologinius tarnybos duomenys, tai kad pas mus ten kovo mėnuo buvo ypatingai karštas ir jisai buvo, reiškia, ten 20-24 laipsniai netgi. Ir čia buvo kažkokie apie 3 savaitės baigti. Visi augalai sprogo, visi ten pradėjo kažką tai, reiškia, duoti, nu, pražydėjo ir davė jau nektarą visą kitą. Ir paskui jau apie balandžio vidurį atvėso viskas, o gegužės mėnesį dar buvo gerų šalnų. Gegužės pačioje pradžioje. Nes aš labai tą gerai seku, kadangi, kaip daug kas žinote, kad ir vynuogyną turiu, tai nu, tas labai aktualu yra, kada ten šąla, kada nešąla. Bet praktiškai tie šalčiai per vyšnių ir kolavaisių žydėjimą atėjo kaip tik šalčiai. Ir kas spėjo bitės prisinešti, paskui daug kas nušalo ir derliaus kolavaisių turėjom labai menką. Tai va čia yra apie augalus mes šnekam, bet bitės susietos su augalais ir mes iš karto turime žinoti, ką mes dabar darome. Reiškia, jeigu tai spėjo kažką prisinešti, ar mes galim paimti tą medų, ar negalim paimti. Nes jeigu paskui pavasarinio žydėjimo nėra, tiksliau jisai buvo pati pradžia, bet paskui viskas sustojo. Nušalo, obelis irgi ten labai nebedaug ką davė, reiškia, nes kaip tik ten tie šalčiai buvo. Tai ar mes medų galim paimti, ar turim palikti jį? Nes toliau bus tik tai šiek tiek vėliau jau kiti žydėjimai prasidės, kurie aišku prasidėjo labai anksti, ten vos ne birželio pradžioje, Liepos pradėjo žydėti. Bet tai va čia, nu, reikia mums labai pasižiūrėti, ką mes tada ir su to pačiu motiniu išleidimu, nu, aš tiesą neišleidinėjau, bet tai ir su motiniu išleidimu mes tada turim paruošti kažkokią tai kartą, reiškia, bičių, taip, kad jos, jeigu tą pavasarinį dar užgrebė, o kas paskui, pirmas spiečius pas mane skrido gana didelis stiprus spiečius, gegužės 5 ar 6 dieną į Tuščiaviltis. Didelis galingas spiečius. Nu, tai kur, kada tai buvo, kad gegužės 5 dieną spiečiai prasidėtų? Pernai tai buvo. Tai va čia tiesiog apie gamtą ir apie bites, kad toksai, nu, tie pastebėjimai, kad mes patys turim labai stebėti savo aplinkoje. Aš net nežinau, kas. Aš manau, kad kiekvienas bitininkas turėtų nusipirkti šuniuką ir vaikščioti po 3 kartus per dieną, reiškia, ir matyti, kas darosi gamtoje. Nes jeigu sėdite kažkur tai Vilniuje ir nuvažiuojate į savo sodybą pasižiūrėti ten kartą į 2 savaitės ar mėnesį ir ten tikėtis kažkokio tai gero rezultato, nu, nemanau, ta prasme, tai jūs gamtosgi nematote, kur bitės gyvena. Viskas tvarkoja, Dainiau, visokių tų bitininkų yra savaitgaliniai bitininkai, yra sofos bitininkai, yra mylintis gamtą, yra ir gyvenantis iš to, ir kaip hobi, kaip viską, čia, žinai, neišvengsim, tik tais tiek, kad kaip prasideda. Ne, čia tiesiog, nu... Jo, idėja tarp kitko geras, dėl šuniuko ir dėl visų kitų reikalų. Ir sveikatai pagerinsit, vat, netgi neseniai tyrimai parodė, kad bent pusvalandis pavaikščiojimas į dieną prailgina 5 minutėm minimum gyvenimą, minimum, o gal ir daugiau. Tai viskas čia gerai. Tai va, o iš gamtos pastebėjimų šiandien jau gervės pas mus. Taip, kad ne tik lazdynai, bet ir gervės jau yra, tai taip, kad čia neaišku, ko čia bus. Tai dabar taip ir nesuprasim, ar čia ankstyvas pavasaris, ar dar vis užsitęsęs ruduo. Nelaiku prasidėjęs pavasaris, aš taip skaitau. O kas gali pasakyti, kada tas laikas? Pasakykit dabar, kas, bičiuliai, iš čia esančių, kada tiksliai yra laikas pavasariui, kaip visa ta gamta užsitęsė ruduo ir toks klimatas ir panašiai. Aš bijau, kad tik beliko ruduo ir vasara. 2 metų sezonai. Jo, aš gal priminsiu, kas yra pavasaris. Mes vaikystėje, kai aš buvau dar vaikas, reiškia, nu čia jau prieš daug metų, gana ten 1-okas, 2-okas, mes piešdavome žibutes, reiškia, ir kovo 8 dieną mes rinkdami žibutes, reiškia. Tai čia tu nebe vaikas buvai, jeigu kovo 8 rinkdavai.
Jo, tai, nu, tai toks laikas ir buvo, reiškia, nu, kad kovo 8 būtų žibutės, tai šiais metais gal ir bus, bet aš dabar neatsimenu paprastai apie pastaruoju metu apie balandį kažkur tik tai žibutės žydė. Buvo įkelta į internete jau mėlynuoja pumpurėliai jau žibučių. Taip, kad turėsim kovo 8 žibutės. Jau bus nuvytusios. Nu taip, greičiausiai. Viskas gerai, jeigu grįžtant prie bitininkystės. Kada tai ką? pavasaris yra, tai va tas pavasaris, aš dėl to ir atsakiau, kad tuo metu jau, kada jau būdavo žibutės, tai aš tą vaikystę atsimenu, tai man buvo tada kažkur tai, nu, 6, 12 metų kažkaip plius minus. Tai tuo metu tai žibutės su kovo 8, tai jos vos ne visada būdavo. Tai, o dabar tie pavasarį jie visai kitokie yra. Jie dabar net neprognozuojami kada kas. Tai prognozė kaip prognozė, bet svarbiausia, kad nebūtų, nu, kol kas šiemet dar nesijaučia tų didelių šuolių temperatūrinių, žinai, kad, nu, vat, prieš 2-3 metus, kada čia per naujus metus, tarp kitko, Romai tavo, man atrodo, prieš taigi plus 12 buvo per naujus, paskui vasarį buvo irgi stipriai sušylę ir vėl atšalę, ir, nu, va, tie šokinėjimai, tos karuselės vadinamos. Taip, Richardai, bet tie šokinėjimai, jie kažkokios tai žalos pastebimos nepadaro bitėms, jos prisitaikys. Gal sausio mėnesio, sakykime, tas sušilimas dar netiek, bet vasario tai jau tikrai jungia, ir Rimas minėjo tos saulėtos dienos, aš dar kaip tik irgi atsiverčiau vieną ten tokią literatūrą, vat būtent ir aktyvina saulės aktyvumas, šviesa, duoda impulsą pradėti, vienas iš pagrindinių faktorių, pradėti dėti motinėlių kiaušinėlius. Bet tai nėra blogai vasario mėnesį, ypač jeigu tai yra į vidurį vasario, tai, O, tai ne, tai visiškai viskas normalu. šiandien dieną yra normalu. Taip, tai yra visiškai normalu ir nesakyčiau, kad čia blogai, o pati ta gamta bunda kada pavasarį, nu, jinai dabar bunda, vadinasi, yra pavasaris, tiesiog gali sugrįžti žiema, tai taip turbūt, taip galim ir apibūdinti. Tiksliau pasakyti, kad yra tikimybė, kad gali grįžti, ar grįžta, negrįžta. Dabar, va, tokių, žinai, gal mes irgi, manau, gyvenam didelių permainų gamtinių laiku, kada ta gamta irgi keičiasi ir palengva, gerai, kad mąstom, gerai, kad diskutuojam ir turėsim irgi persiorientuoti tokias žiemas ir tokį ankstyvą pavasarį. Nu, čia tik man. Kaip ir minėjau, svarbu yra bitininkui persiorientuoti, pakeisti tą seną konservatyvų mąstymą, kurį mums diegė tėvai ir seneliai ir pradėti šiuolaikiškai bitininkauti, atsižvelgiant į tas aktualijas, tai yra erkės, tai yra atšilimai žiemą, galimi ankstyvi perų atsiradimai ir kaip visą tai pašalinti, jeigu to nepageidaujama yra. Na, viskas aišku. Matau, iPhone'as prisijungęs, čia gal yra mūsų bičiulis iš užsienio prisijungęs. Kaip pas jį ten situacija Švedijoje? Pauliau, esi? Ne, nesigirdi, gal nėra. Sveiki, berniukai, ir girdisi? O, girdis, pagaliau. Kaip Švedijoje situacija su orais, kaip drėgmė, kaip viską? Nu, norėčiau prisijungti prie Romų ir visų pirma padėkoti apskritai visiems iniciatoriams šitos visos mūsų sueigos. Labai smagu, kad tikrai labai tie visi sėdi bitininkai, kurie Dainius, ir Rimas, ir Romas, ir Kęstutis, ir Richardas, visi sako savo nuomonę ir subūrė čia mumis ir išgirstame tikrai labai gerų dalykų. Pas mus oras labai, žinokit, geras, kaip jūs sakėt, +4, tai tiek ir turim. Tai šiaip jau geras oras, bet šią vasarą kažkaip labai prastai manėjos, labai didelės šeimos buvo ir labai nesužiūrėjau dėl erkučių ir dabar praktiškai teturiu pusę šeimų tik tai likusių. Čia iš kiek? Turėjau, jau buvau, pradėjau, nežinau, gal su kokiom 5 pradėjau ar 6, tai turėjau jau praktiškai 12 padaręs jų ir labai didžiulių buvo su 2 motinom, 3 motinom buvo, praktiškai visos buvo su 2 ar netgi 3 motinom, per 3-4 korpusus tiek bičių buvo. O žiemot praktiškai iš tų 3 gerų korpusų lyka galą, dabar jau pasižiūrėjau, lyka vapšė kokie 2 kumščiai bičių.
O, čia Tai visuose va, šeimose taip? ne visuose, bet čia tas viena iš didžiausių šeimų, tai vat liko tiek. Tai žodžiu, Ai, pas tave dar, Pauliau, kiek atsimenu, bakfastas pagrindė, ne? jo, bakfastas, tai jau dairaus dabar kažkokiu, tai aš nežinau, ar jūs galite ką patarti, nes vis tiek jūs čia anksčiau dalyvauja tam reikalė. Ligustika čia yra pas mus kažkokios tai italės. Ar galit kažkas kažką pasakyti tą temą? Ir italų bitė yra ir itališka, o ligustika, o jeigu yra italų suomių ta selekcija, tai yra italų mišrinta dalinai su Kaukazu. Ir faktiškai Švedija, irgi Švedijos pusė, kadangi yra dideli medūnešiai ir masyvus, pavyzdžiui, ir gamta dosniai yra tenai, nu žiūrint, kuris regionas Švedijos, aš po Švediją šiek tiek važinėjęs, bet tai ir netgi tik tiek, kad su viržių medum reikia žiūrėti, kad susivaldyti, nes daug užneša Švedija viržių medaus yra, tai dėl žiemojimo paruošimo yra didesnės problemas. O taip, italės jos išnaudoja didelius medūnešius gerai. Bet jos kažkiek stabilizuojas bičių auginimu pagal medūnešius. Tai nėra kaip bakfastas, tai yra tenai fabrikas. Ten jau turi turėti tokį yra, kaip sakant, rasę, kuri dirba, tai yra hybridas, kuris dirba non-stop. Tu jam turi duoti iš ko nešti, jos tada neš ir dirbs ir plėsis. Tik tai aišku valdyti. O taip lengviau gal kažkiek bus su italėm. Karnika irgi būtų neblogai, bet karnikai gali būti švėdos biški per ilgą žiemą. Ir karnika jį nebesuspės išnaudoti medūnešių. Tai aš skaitau, kad gal geriausia būtų italų suomių Švedijoje kultivuoti su šitom šeimom bandyti Va, tą ir sako, ne, Rimantai, ligustika ta vadinama. Taip, ligustrika, ta vadinama ligustrika yra ir... Tai būtent tai italų suomių, o čia tą reikia pabrėžti, nes jos, Taip. nes jeigu Bet vien italų italų suomių nusipirkus, bus bėdų. Turi Kaukazo kraujo kažkiek, nes tai čia yra vėl yra biški tas stabilumą yra ir vystimasi. Neveltui yra, nes neveltui Suomija tokiom sąlygom, biški šiauresnėm, vien su italais nesusitarė, turėjo imti iš Kaukazo kalnų, šiauresnių klimato zonų bitę ir su hibridina, su kryžmina, aišku, italų daugiau išlaikyta yra, bet turi Kaukazo kraujo ir puikiausiai įsilaiko. Ir faktiškai ta atranka gaunas iš tų šeimų. Ir šiaurinės šios regionas, kas bitininkauja, tai irgi tai parodo atranka. Ir antras dalykas. Ten Rimantai trupučiuką platesnė istorija su Suomija. Taip, apie tą tai nesigilinam. Ten vietinių yra taip pat tų genų gana nemažai. Taip. Bet Švedijos atveju ir pasakysiu dar kas yra. Yra kitą kartą per daug galingas šeimas laikyti, kad bičių šeimas. O kaip ir sakei, 3 motinas, netgi 2-3 motinas, tai šitas reikalingas yra tik tai pavasarį šeimų sustiprinimų iki medūnešio. Po to motinos, geriau dažnesnis keitimas motinų, negu laikymas jų 2 per visą medūnešį. Nes faktiškai tik prieaugini daug bičių, prieaugini nemažai erkių ir tos bitės sunaudoja medų, kas suneša. Tai čia skaityčiau, kad tas dvimotininis nebūtinas yra, ypač jeigu bus tai italės, tai šitas italės suomių selekcijas, tai tikrai dvimotininis tik tai yra kaip pagalba pavasarį susitvarkyti, susistiprinti šeimom. Viskas gerai su to dvimutininiu, vėl priklauso nuo mūsų tikslo. Koks mūsų tikslas? Ar medus? Ja, tai čia yra faktiškai žmogus, tikrai yra, jis apie medų galvoja, bet jis laikyti dėl medaus. Čia nežinau, Pauliau, ar tu labiau medų renki, ar dar ir kitus produktus bičių? Žinokit, apie medų visai negalvojau, medaus prinešė belė kiek ir suprantat, kažkaip pagalvojau, kiek mes čia kalbam, kažkaip Liepos gale pagalvojau, kad paimsiu ir užizoliuosiu tas motinėlės, užizoliavau, tų perų buvo viskas ten, kiekvienam korpusui įsivaizduokit po motinėlę, tai kiekvienas korpusas turėjo po 5, netgi 7 rėmus perų. Viskas startuoja, Pauliau? Nu, tai sakau, sočiai bus, bet nevertinau, kad ten gali būti tiek daug erkių. Taip, va, ką Rimantas minėjo, kad kuo daugiau perų, to daugiau reiškia ir erkių, to daugiau ir maisto. Ja. Panašiai. Ir praėjus tam laikui, tom keliom savaitėm, žiūriu, kad pas mane jos žiauriai pradėjo akyse tiesiog nykt visos tos šeimos. Kiekvieną kartą atidarius, kiekvieną ten aš kas antrą dieną ten einu ir kiekvieną dieną visaip. Bet tiesiog nuėjus, matau, kad jų mažėja tiesiog saujom prie
lakos rasdavau pastoviai saujimtų bičių. Tai Na, jeigu tarp pradėjau lakos Lietuvoje rūdienį buvo pas daug ką tas pats. Nu, ne pas daug, bet tikrai buvo, ne vieną, pažįstu bent jau pas save krašte, ypatingai jaunus bitininkus irgi pradedančius 2-3 metų, tai ir klausia pas manęs, tokios didelės šeimos buvo, o spalio pradžioje nebėra, ten saujelė bičių beliko. Ne, net nespalį pas mane, žinokit, pas mane, jeigu Liepą aš praktiškai jas uždarinėjau, tai žinokit, jau po 3 savaičių tos visos sedas praktiškai buvo išvyrę, beveik. Čia gali būti dar ir kitų atvejų, čia gali būti ar toksikozė, gali būti, nes davaliai buvo karšta Švedijai šįmet. Nežinau, kur jis sakau, nežinau, kuriam Švedijos regione pats esi. Aš pietuose. Tai buvo karšta ir bijau, kad tau bakvastas nebūtų turėjęs tik tai Lipčiaus toksikozės. Susinešė Lipčiaus medaus ir patikėkit, nedažnas apie tai pagalvoja, kas atsitinka, bet grinai nuo Lipčiaus medaus jaunas bitės įsirytusias, Lipčių medum maitintas, Lipčių medum perai maitinti, jaunas bitės išmiršta jaunas bitės, net nepakeičia jos. Čia irgi yra viena iš tokių problemų galimų. Nu, va, tai Rimai praktiškai viską, ką tu pasakei, tinka, nes pas mane Lipčiaus labai nemažai iš tikrųjų buvo, labai daug išsikau. Čia yra kita biški bėda ir net faktiškai tas izoliavimas, tu netgi dar labiau sustabdei galimybę bičių prasiplėtimui. Čia gali būti, sakau, bėda ne dėl to, kad būtinai, kad erkė visiems kažkiek su erkė kovoji, bet aš bijau, kad čia nebūtų pas patį buvę tokia atveja, kad yra Lipčiaus toksikozė arba kažkas purkštė ir kad Švedija ekologinė šalis, bet jeigu ūkininkų laukus, kažkas galėjo būti purkšta ir galėjo būti ir apnuodijimas cheminis. Nes, pavyzdžiui, ir dabar vabzdžiai visi vašyti ir žievėgraužiai tenai, yra visko ir patikėkim, kad tenai irgi chemijos gauna nemažai. Pas mane aplinkui namus pakankamai švaru, manyčiau, kad nelabai tas bus, bet Lipčiaus turėjo daug. Lieka viena dar iš tokių priežasčių, tai yra Lipčiaus toksikozė. Lipčiaus ir erkių buvo tikrai daug ir apskritai Rimai, dar plius ir va tos erkių pažeistos bitės jos taip silpnesnės dėl Lipčiaus medaus buvo, plius erkės, jos jaunas išmirė pirmą laiką. Taip, ir labai ačiū Rimantai, tu pastebėjai praktiškai šitą problemą pirmas prieš, nežinau, kokius 4 pokalbius, tai čia buvo tavo pastebėjimas. Būtent. Tai labai ačiū jums visiems, sakau dar kartą, labai kokybiški tokie susitikimai, labai daug žinias pagilina ir labai smagu, kad yra tokių žmonių šviesių pakankamai, kurie nori dalinti savo žiniom. Ir Kęstutė, ačiū, kad organizuoji. Ne, tai kad Rimai skirtai, aš kiek klausau, kad praktiko čia vienas iš turbūt gigantų jūs esat. Ko gero, nėra jums reikalų, ko jūs nežinotumėt. Ne viską. Tai ką tada ta proga, kol mikrofonas įjungtas, visus kviečiu, kas būsit Švedijoje, būtinai prasukit pro mus, turim kur permiegot, visada priimsim, visada apnakvindinsim. Nu, žinokit, man kol kas buvo didžiausias malonumas tą rėmelį čiupinėti su bitėm. Bitės glostyt man tas didžiausias malonumas. Gal čia kažkokia tai, nežinau, nuokrypis, nežinau. Nu, aišku, jau šiais metais tiek nelindau kaip pirmais metais. Dėl to, kad avilių buvo 4 kartus jau daugiau nei pirmais metais, tai jau automatiškai mažiau lindau. Bet iš tikrųjų labai didelė dvasinė, žinokit, tokia palaima, sakyčiau. Tai palaima, sakyčiau. Tai va, tai pasakysiu, aš daug kam aiškinu, kas yra bitininkavimmas. Bitininkavimmas tai yra bičių gyvenimo sąlygų sudarimas ir gerinimas, bičių biologijos supratimas, o tada ir iš bityno lieka ir bitininkai kažkas. Tai nėra verslas, ne pinigų skaičiavimas, kaip va dabar šiandien buvo jau irgi internetiniai platybė iššokę. Kiek viena šeima duoda pelną? Tokie klausimai. Nu, tai čia ne bitininkų klausimas yra. Man tai dar papildysiu, vienas ieško 70 šeimų, man atrodo, pirkti, ar kiek ten? 50. 50, irgi. Tas pats anonimas. Tada daryti gerą investiciją, ne į kriptovaliutą, o į bičių šeimas. Įtariu čia iš tų jaunųjų pradedančiųjų bitininkų gal.
Ne, čia kaip rykliai, kur šitą rykliutas laidoj, kur pasiskelbė, kad su bitėm biznį padarys. Tai čia prie to pačią biznį daro. Tai va, aš labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Kęstutis sugebėjo per tuos, kiek dabar Kęstutis, turbūt 2 metai, turbūt tu turi tą visą organizaciją čia suėmęs. Taip, apie 2 ar 3. Treti. Jo, 3 metai, tai žinok, iš tikrųjų, kad ir 20 žmonių klausos, bet aš pasakyčiau, kad bet kokiu atveju per visus tos 2-3 metus tu labai daug žinių davei tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų norėjo domėtis, norėjo kažkur eiti, norėjo kažką sužinoti ir norėjo kažką padaryti, kažką kitaip. Tai iš tikrųjų labai ačiū visiems prisidėjusiam. Tai jau čia reikia visiems dėkoti, jau čia man vieno neužtektų, čia ir Rimantui, ir Dainiui, ir Richardui, ir Romui visiems. Ne, tai tau dėkui už organizaciją ir sakau visiems kitiem, kurie prisideda va, būtent su tokiais asmeniniais va, patarimais, papasakojimais. Rimas tai iš viso kažkokia ten enciklopedija vilių vaikščianti, tai žiauru net. Pauliau, tikrai labai ačiū, aš tiesiog čia Kęstučiui ir čia kitiem, reiškia, tikrai daug bičiulių pažįstu ir labai daug bičiulių. Jie sako, aš nelabai gal turiu laiko ten sėdėti ir klausyti ten tas ar valandą, ar 2, bet kažkur tik važiuoju, tai visą laiką pasileidžiu ir persiklausiu, ką jūs ten šnekėjote. Ir būna pakomentuoja, ir paskui ten kažką tai ir taip toliau. Ir tai ne iš vieno žmogaus esu girdėjęs, iš kokių, nežinau, 5, kurie čia nedalyvauja, bet perklauso įrašus.